Taip ir maniau, kad tu čia. Tikrinė, ar nėra Luhanos laiškų? Taip, nieko nerandu. Man jau darosi neramu. Reikia Marisai pasakyti. Palauk, Marisai pasakysim, kad gavau nuo Luhanos laišką ir kad viskas gerai. Kodėl nori jai meluoti? Ji ir taip turi daug nemalonumų su Bustamante. Nenoriu dar vieno pridėti. Jai ir taip neramu tiek to. Tu teisus. Bet o jeigu Luhana neparašė, nieko čia nepakeisi. Šitą sugalvoju. Palauk, Markai. Nepamiršk, Luhana prašė nieko nedaryti. Marisos prašė, ne manęs. Nežinau, ką daryti. Viena vertus gaila Solės. Žinau, ką reiškia būti vienišai, puikiai žinau. Kita vertus nenoriu su ją bendrauti. Labai nenoriu. Tomi, ką man daryti? Susiras kitą draugę. Kokia dar kita draugė? Draugė Pablui. Tomai, kartais, tiksliau visada, man atrodo, kad tu manęs neklausai. Mieloji, kodėl taip kalbėjai? Apie ką kalbėjau? Apie tai, kad surasi Pablui merginą. Ar ne? Na, su kuo jį supažindinsim? Gerai, kad Nofas tave išleido mamos aplankyti. Tave irgi išleido. Palauk. Kol dar neatėjom, noriu šitą pasakyti. Kas? Kas dabar atsitiko? Nepyk, Javi, man galvoja tik mama ir kitos bėdos. Gerai, nieko tokio. Einam? Ką čia veikia, Aguilarai? Ko norit? Nieko nesakykit. Jeigu prašysit, pamokyt, nemikčiot, nieko nebus. Ne, atėjau apgint draugės. Net ten pataikyti išeikit. Niekur neisiu, kol pasakysit, kur Luhana. Nekelkit balso, būtų geriau, jeigu vėl gražiai liktumėtės ir puikiai mokytumėtės. Man nuspėt, kas būtų geriau, kur Luhana. Nenumanau, išvažiavo paslūdėti. Jūs jos globėjas, paklausykit, turit laiko iki ryt vakaro. Noriu sužinot, kur Luhana. Tegul jį man paskambina. Taip visa mokykla sužinos, kas jūs toks, supratot? Kada tapo toks drąsus ir dar dėl vinarės. Ką jums pažadėjau už pagalbą? Koks jūsų reikalas? Man visai nerūpė, bet jūs per vėlai prisiminėt savo draugužę. Pirmą elgėtės kaip su pastumdėlė, o dabar tapot jos didvyriu? Visai ne. Tikrai? Pats puikiai žinot, kad tai tiesa. Tėvelė? Pablai, tai bent staigmena, nesitikėjau tavęs pamatyti. Būtum išėjęs net nepasisakytas? Turi daug bėdų, man net aš galvoju. Suprantu, reikia pasirūpinti, kad pakankamai šmeižiančių straipsnių įspausdintų ar panašiai. Pablai, aš čia nieko dėdas. Netikiu. Juokinga, Pablai. Tu mano sūnus. Suprantu, kad kiti žmonės manim netiki, bet tu mano sūnus. Ką pasiūlė žurnalo redaktoriui? Gal jis buvo skolingas savivaldybėje, o tu jam leidai skolų nemokėti, kad Sonija riepšmeištų? Pablai, nekalbėk taip su manim. Nori, kad būčiau politikas? Gerai, kalbėsiu kaip politikas. Dėrėkimės. Neturiu laiko, kur skvalyšiu. Dėl Marisos. Labai įdomu. Ką man pasiūlysi dėl tos laukinės? Klausau. Pirma pasakysiu, kad aš nekvailys. Žinau, kad viską darai tam, kad aš su ja nedraugaučiau. Kad nedraugautum ir kad ji tau nedarytų įtakos. Žinau, kad ji tave nori nusitemti tą grupę, bet aš jai neleisiu, supratai? Turiu pasiūlymą. Tu nereikalau, kad ji išeitų, o aš daugiau su ja nedraugausiu. Visai pametė dėl jos galvą, ar ne? Tikrai ne. Jei žadu, kad galiu įsiskirt, vadinasi, ji man nerūpi. Be to, man patinka kita. Tikrai. Taip. Mes jau kalbėjom. Puikiai sutarėm. Puikiai sutarė su kita mergina? Taip. Su kuo? Su Consuela. Matai, labai gera naujiena. Consuela šauni mergina. Gerai išauklėta, darbšti, mandagiai. Tėveli, kaip tarėmės dėl Marisos? Gerai, Pablai. Daugiau jai nekenksiu. Tikrai. Netiki manim. Mūsų darbai ir įvaizdis labai daug apie mus pasako. Ne ką, ne mažiau nei žodžiai. Todėl sakau, kad tavo draugė Vika begėdė. Tu jos beveik nepažįsti, Maksi? Pakankamai pažįstu. Tosios Auskaras ausiai šukuosina. Toks jos įvaizdis, jai patinka. Viskas svarbu ir tai, kad su savo draugu bučiuojas visiems matant, kalba apie savo intimų gyvenimą. Apie intimų Taip, jos gyvenimą? draugas sakė, kad jį, o mūza įkvėpėja. Savaime suprantama, kad šitie žodžiai turi dvigubą reikšmę. Ne, Rokas poetas. Tiesą sakant, jie dar nesimylėjo. Felė, nebūk tokia naivi. Supras pagaliau, kad tau įprasta draugė.
Kodėl, Maksi? Jie visai kitokia nei tu. Negalima draugauti su visais kitokiais žmonėm. Ką čia darai? Ne tik keli. Atsiprašau. Felė, tegul jis pakelia. Šitos mėgstu. Iš viso šito melo man skaudžiausia tai, ko apie tave prirašė. Žinau, kad tau nepatinka būti dėmesio centre. Nemanau, ką kalba tavo draugai. Mano draugai žino, kokia aš esu. O ką kiti galvoja, man nerūpi. Labiausiai nerimauju dėl tavęs. Ačiū, Saulelė. Labai džiaugiuosi, kad tu šalia. Man tavęs labai reikia. Mes su tavo tėveliu kalbėjom apie tavo mokyklą. Mums neramu, kad tu ten mokais. Aš pasirinkau ten pasilikti. Gerai, tik norėjau pasakyti, kad mums neramu. Atnešiu, ko nors atsigerti. Gerai. Puiku. Nesu matęs tavo mamos tokios nusiminusios. Taip liūdys įskyrusi su Koločiu? Ne dėl to, dėl biografijos. Abejoju, ar tikrai dėl biografijos. Nesvarbu dėl ko, jai tikrai sunku. Nenorėčiau palikti jos vienos. Manai, kad reiktų... Grįžt gyvent pas ją. Dėl jos grįžtum, ar dėl savęs? Ne dėl savęs. Na taip, dėl abiejų. Dėl abiejų, nekvailio. Atik čia. Negi tau taip sunku pripažinti, kad ją myli. Gerai, pripažįstu. Aš ją myliu. Nesigėdik. Kai ją kas nors nuskriaudžia, galvos nekenkia. Kai tave pačią nuskriaudžia, supyksti ir tiek. Nes toks tavo būdas. Bet kai ją kas nors paliečia... Žinai ką, Javi? Jaučiu, kad niekad nuo jos neatsiplėšiu. Jeigu nekovosiu už save. Nieko blogo mylėti savo tėvus. Aš ją labai myliu. Labai. Kas tau? Nieko. Manuelis skauda galvą? Koks tavo reikalas? Man rūpi. Kodėl taip kalbi? Žinai ką, aš netoks veidmanis kaip tu. Aš jį ir paklausė vien iš mandagumų. Iš tiesų, to visai nerūpi, ar ne? Visai nerūpi. Kodėl tai pasikeitė? Keista, kad tu to klausi. Palik mane ramybėj. Vis dar skauda galva? Mija, gal žinai, ar Manuelis grįž? Ieškom geriausio vaikino, kad varžytųsi su geriausia mergina. Tikiuosi negrįž. Nieko tokio. Finalas bus vėliau. Jau susitarėm. Treniruosies? Mija, kas atsitiko? Gerai, palauk. Tu ateisiu. Bučiuoju, viso. Ko norėjo Inesita? Nupirko man drabužių, nori padovanoti. Mokykloje laukia. Kokia gera. Kokia įkyri. Ne, labai gera. Kodėl jam drabužius perka, jis jau didelis? Ne, piksit, jie jau eisiu. Eik, palidėk jį. Nelidėk viso. Viso? Apjeras nuostabus. Vis dar liūdi? Ne. Na taip, liūdžiu, bet labai gera, kai tu šalia.